Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Daugybė moterų rašo man dažniausiai e-mailus, klausdamos, ar galima numesti svorio, ar įmanoma numesti svorio nesportuojant. Jos sako, kad arba neturi tam laiko, arba yra labai užimtos dėl kažkokių priežasčių, dėl darbinių priežasčių, dėl šeimos reikalų ir panašiai. Trumpai kalbant, absoliučiai galima. Taip, absoliučiai galima. Vienas iš to įrodymų būtų toksai, jeigu per televiziją galbūt matėte, yra realybės šou My 600 Pounds Life. Tai jame rodo amerikietės, vyrus ir moteris, kurie sveria 600 svarų, kas būtų 272 kg arba daugiau. Jie iš esmės gyvena savo kambaryje, savo lovoje. Daugybę metų iš to kambario ir iš tos lovos nebūna išlipę, dėl to, kad fiziškai negali to padaryti, dėl to per didelio savo svorio, jie netgi apsiprausti patys negali. Kažkokiu momentu gyvenime jų galvoje vyksta koks nors pasikeitimas, jie sugalvoja, kad nori svorio numesti ir vėlgi gyventi pilnavertį gyvenimą. Dažnas iš jų nori skrandžio mažinimo operacijos. Tada gydytojas pasako, kad jų širdis greičiausiai tos operacijos neatlaikys, dėl to, kad kūno svoris yra per didelis ir paprašo tam tikrą kūno svorio dalį numesti vien tik tai dietos pagalba treniruotis, kadangi jie faktiškai neišlipa iš lovos. Jie negali, arba tos treniruotės būna kažkas tokio, kas yra, galite įsivaizduoti, kiek intensyviai gali žmogus treniruotis sėdėdamas lovoje. Ir jie to svorio numeta, atlieka operacijas ir taip toliau jų gyvenimai keičiasi. Tų, kurie būna, reiškia vyru arba moterų, kurie būna tam pakankamai rimtai nusiteikę. Tai yra įrodymas, kad absoliučiai galima tą padaryti ir iš tiesų niekas, mokslas tam neprieštarauja, praktika tam neprieštarauja, norint mesti svorį, mažinti riebalų sluoksnį, reikalingas tik tai kalorijų deficitas, reikalingas geresnis miego režimas, nes jisai padeda. Kodėl ir kam reikalingas sportas? Jis nėra būtinas. Kita vertus, kai jūs sukuriate kalorijų deficitą ir jūsų kūno svoris krenta, riebalai taip pat dega, esant tam kalorijų deficitui, tame fone dega ir dalis raumenų masės. Dėl to žmonės, kurie numeta svorio nestreniruodami, tik tai mitybos pagalba arba mitybos plus kardio pratimų pagalba, dažnas iki atrodo tokie kaip pradurti balionai, tai yra kūnas neturi standumo. Taip numesti visiškai galima, jūsų sveikatą tai pagerins, jūsų figūra irgi pagerins, ar jį bus tokiu atveju optimaliai, tai yra tokia graži, kokia potencialiai galėtų būti, ne. Bet jeigu jūs norite tiesiog būti lieknesnė, lengvesnė, turėti mažesnės apimtis ir geriau jaustis, jeigu tai yra kažkoks jau medicininė kondicija susiję su jūsų sveikata, taip, vien tik tai mitybos dėka, geresnio miego ir be treniruočių jūs galite tai padaryti.